Dievas neišpasakyti geras, neįmanoma apibūdinti jo gerumo. Aš skirtingai išgyvenu, bet aš išgyvenu, man sunku, man lengva. Aš žinau, kad jis yra šalia manęs, jis niekur toli nesitraukia ir tu taip galvok. Jis savo pradėtą darbą užbaigė. Ir tai daro ne dėl to, kad mes to prašom, bet dėl to, kad jisai to nori. Ir jisai vykdo tai, ką jis yra nusprendęs. Ir žinau, brolis esi, žinau, brangus draugė. Kad jis yra čia, šalia, kad jis yra šalia tavęs. Jis mato tavo kentėjimą, jis netgi mato tavo nuodėmę ir tu jam nesi šlykštus dėl to. Tu nepasidarai jam kažkoks tai atstumintis. Jis atsiuntė savo sūnų, kad į tave žvelgtų, matytų tavyje jį ir jis gėris tavim. Jis gėris tavim. Turėk tikėjimą. O Dieve, duok mums tikėjimą. Padėk mūsų netikėjimą, padėk mūsų abejoniai. Kad mes nustotumėm tave neigt savo darbais, neigt savo mąstymą. Neigt savo išvaizdą. Dieve, kaip mes sugebam neigt tave. Parodyk mums savo jėgą šį vakarą, Dieve. Tai, kad padaryk darbą mūsų širdyse. Savo žodžiu, Viešpatie, keisk viską. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tęsim toliau pradėtą pamokslų seriją. Praeitą savaitę Roberta kalbėjo apie nuodėmę. Ir aš nežinau, jūs pamastėt apie tą pamokslą. Bet aš kažkiek tai mąsčiau apie tai. Žinot, kai suvoki, kas yra nuodėmė, tu pradedi matyti ją savyje. Kol tu nežinai, kas yra nuodėmė, tai tau, kol tavęs neklibina, tai tu neklibi. Bet kai tu suvoki tikrai, kas yra nuodėmė, tau pasidaro net kažkaip tai nejauku. Nežinau kaip jum, bet man kartais pasidaro nejauku eiti šlovinimą, nejauku kalbėti jo žodį. Nes aš žinau, kad jis yra šventas. Aš žinau, kad įeit į švenčių švenčiausią mes galim tik Kristaus krauju ir kartais vis tiek taip toks jausmas apima, dar prieš keletą valandų nekas buvo mano gyvenime. Aš nežinau, ar jau tai būna. Bet dėl to šiandien noriu pakalbėti apie tikrąją atgailą. Kas yra tikroji atgaila, nes šiandien daug kas nesupranta, kas yra atgaila. Ir šiandien daug kas meluoja apie tikrą atgailą. Norėdami padaryti bažnyčią didesnę. Norėdami, kad žmonėms patiktų ten, kad jiems ten būtų patogu. Bet tikroji atgaila nėra patogu. Tikroji atgaila reikalauja pokyčio. Ir man patinka apie atgailą parašyta iš Jono Krikštytojo. Luko 3 skyriui nuo 1 iki 14 eilutės parašyta, kad 15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui, Iturėjos bei Trachonididės krašto tetrarchu, Lisanijui, Abilienės tetrarchu, privyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo buvo viešpaties žodis Zacharijos sūnui Jonui dykumoje. Štai atėjo pagaliau žodis pas Joną ir suprasit, kodėl tai labai svarbu. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Tai va, yra viltis. Tu nesi beviltiškas. Yra viltis iš nuodėmės. Jis skelbė žodį atgailai, kad mums būtų atleista. Kaip parašyta pranašo Izaijo žodžių knygoje, dykumoje šaukiančioje balsas, paruoškit viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kiekvienas slėnis te būna užpildytas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai te tampa tiesus, o duobėti išlyginti. Ir kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą, kai tai atsitiks. Ateinančioms
pas jį krikštytis minioms Jonas sakė. Ir mes jau šiandien dabar galvojam, kad jisai juos palaimina, padrasina. Ir mes skaitom. Angių išperos, kas perspėjo jūs bėgti nuo besiartinančios rūstybės. Duokite vaisių vertų atgailos ir nebandykite ramintis mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Minios jį klausia, ką mums daryti? Jis jam atsakė, kas turi 2 tunikas, te pasidalina su neturinčiu, ir kas turi maisto, tegul taip pat daro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, ką mums daryti? Jis sakė jiems, nereikalaukite daugiau, kaip jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausė, ką mums daryti? Ir jis jiems atsakė, nieko neskriauskite, melagingai neskūskite, tenkinkitės savo algą. Va kokia turi būti atgaila. Va kokia turi būti atgaila. Sykį toks vyras su žmona persikraustė iš Vancouverio į Kaliforniją. Ir jie nusipirko gražų namą. Tik neturėjo gražaus kilimo. Ir dėl to jie iškeliavo į miestą nusipirkti kilimo. Ir jiems labai reikėjo prieinamą kainą, nes jie viską buvo išleidę ant baldų, ant stogo, ant kiemo, krūmynų visokių užsiaugino ir taip toliau, bet nebeturi beveik pinigų kilimui. Tai be kilimo salionas nelabai atrodo gerai. Ir dėl to jie keliauja po miestą ir visur brangus kilimai. Neįmanoma įpirkti. Ir žiūri prie vienos krautuvėlės pilna žmonių. Ir galvoja, gal ten kažką parduoda pigaus, nes labai daug žmonių stovi. Jie išlipa iš mašinos, artinasi prie tos krautuvėlės, spraudžias pro žmonės žiūri pikti, ko čia vienai priekį. Ir girdi, kad ten kilimus pardavinėja. Ir girdi, kaip žmonės džiaugiasi, nes jie labai pigus. Jie atsistoja į eilę ir laukia. Ir priartėjo jų eilė, jie jau eina į krautuvėlę ir staiga nustemba, kaip iš krautuvėlės kažkas keikės, kažkas šaukia, kažkas rėkia, kažkas pikžodžiauja, kažkas negražiai vien vadina kažką tai. Ir jie prieina ir žiūri, krautuvėlės savininkas. Keiksnoja visus, rėkia ant visų, vadina belenkaip. Žmonės kuprinas perka tos kilimus vis tiek, nes pigus labai. O tas kerkė jos deda iš šuns dienas belenkai. Tie du irgi reikia nusipirkti, kažkaip reikia ištverti tos jau keiksmus, o tas kerkė nesustos, tik greitai nusipirka kilimą ir išvažiuoja. Jūs paklausot, kas galėtų pirkti tokiam parduotuvui? Normalus žmogus nepirktų tam. Stovi savininkas ir keikia tave. Ką čia perki? Ką tu čia perki? Turi pakankamai pinigų vynuogėm. Įsivaizduok, jeigu tas, prekeivis stovi kasoje, ir tu prieini prie su savo vynuogėm ir sako, ką tu čia toks iš viso nori? Ko čia atėjai man? Aš nenoriu dirbti. Nusibodot jūs man visi čia. Tu padėtum tas vynuogės, sakytum, gero, ačiū, aš nenoriu to verslą daryti. Bet jeigu tavo poreikis yra pigi kaina, jeigu tavo poreikis yra pigiai gauti kilimą, tai tu ištversi. Skirtumas, kas čia šakojas po šito. Tu nori pigiai kilimą gauti. Ir dėl to tu jį nusipirksi. Žinot, aš kažkaip skaičiau šitą istoriją, aš galvoju, šitas piktas pardavėjas kažkaip tai sieja su Jonu Krikštytoju. Neužmėtikit manęs, prašau, plytom, bet jis man tikrai kažkom siejasi su Jonu Krikštytoju. Žinokit, krūva minė ateina pas Joną Krikštytoją, paklausyti. Ir jis sako, angių išperos. Ko atėjo paklausyti? Ko jūs norit manęs? Kas jūs verčia bėgti? Kas jums sakė bėgti nuo ateinančios Dievo rūstybės angių išperos, jūs gyvatės? Atneškit atgalai vertų vaisių. Ko tada pas Joną Krikštytoją eina? Todėl, kad 400 metų iki Jono Krikštytojo nebuvo iš Dievo žodžio nei vieno.
Nebuvo nei vieno pranašo iki Jono Krikštytojo. Ir jie žinojo, kad jisai sako tiesą. Broli, sesė, tu žinai, kai skaitai žodį, kad Dievo žodis sako tiesą. Tu žinai, tu šypsais prieš kitą brolį, prieš kitą sesę. Bet iš tiesų tu žinai, kad tas žodis sako tiesą. Ir jie ateina, nes jie gauna iš Dievo žodžio. Jiems nesvarbu, kad jos vadina gyvatėm, kad jos vadina angių išperom. Ir nori paklausyti Dievo žodžio. Nes pagaliau Dievas prabilo, pagaliau jie girdi Dievą. Kažkas naujo, kažkas gyvo, kažkas keičiančio. Tu gali išterti. Jonas Krikštytojas, man atrodo, tikrai neskaitė knygos Deilo Karnežėje, kaip susirasti daug draugų ir kaip padaryti žmonėm įtaką. Nebuvo labai iškalbingas. Tačiau žmonės vis tiek pasieja, paklausykit, į dykumoje šiandien žmogus išgirsta piktą, tokį rimtą, stiprų, galingą, įpareigojantį žodį ir jis eina į pastatą, kur šilta, kur oro kondicionierius, kur po bažnyčios gali savo skaniai pavalgyti, išgerti kavutės. O ten eina į dykumą, ten nėra kondicionierius, ten dulkės, smėlis ir vanduo, žinai, dar ne kiekvienas žmogus ten išdrįstų kelti koją, kad dar būtų visas panardintas ir pakrikštytas. Nelabai švarus ten buvo vanduo. Ir vis tiek eina. Nes Dievas kalba. Taigi šiandien mums skamba šie žodžiai, mes turim būti labai atsargus. Tai yra labai rimtas žodis, kad nepasipiktintumėm. Kad nebūtumėm kaip fariziejai, nes ten tame, įsivaizduoja, tame tarpe buvo fariziejų ir rašto žinovų. Ir jisai nesismulkino. Jisai nesakė, jūs visi angių išperos išskyrus fariziejai. Ne, jis sako, jūs visi angių išperos fariziejai. Ką? Aš angių išperą. Čia tie angių išperos. Aš tai jau tikrai ne angių išperą. Ir aš pas tai nesikrikštysiu. Ir Jono Evangelijoje yra parašyta, kad jie nesikrikštijo pas jį. Jie traukės nuo Jonas. Jonas buvo labai atstumintas. Tiksliau, Dievas per Joną. Dievo rūstybė ateina. Kirvis jau prie šaknies. Kiekvienas medis, kuris neduoda vaisius, bus nukertamas ir įmetamas į ugnį. Juk kai ateiname pas daktarą, mes norim iš jo tiesos, teisingai sakau. Ateinam pas daktarą, mes norim, kad jis mums pasakytų tiesą. Ir jeigu mes turim kažkokią tai sunkę ligą, kuri gali atnešti mirtį, tai juo labiau daktarė pasakyk man tiesą. Ir daktaras sako, tau yra vėžys. Ne kokia naujiena, ne? Bet jeigu dabar mes imsimės gydymo, tu išgyvensi. Ar tu esi pas šundaktarį, kuris sakys, viskas su tavim gerai, tik išgerk piliulių papudruotų cukrui ir viskas bus gerai su tavim. Ir galų galę tu nusibaigi. Tu nori tiesos, ar tu nori melo? Kokios tu nori tiesos? Skaudžios tiesos, ar tu nori tokios pusėtinos tiesos, kad tik tais gerai pasijustum? Ne, mes norim tiesos, nes mums jos reikia. Mes norim būti tiesoje, mes norim stovėti tiesoje, nesvarbu kokia jinai. Ir to šiandien pabandykim, nepasipiktim, pabandykim išklausyti žodį. Pasimti į savo, kiekvieną savo pasimkim. Aš esu įsitikinęs, kiekvienas girdėsit savo. Ir pažiūrėkim, kokia yra tikroji atgaila. Nenupiginkim Dievo malonės. Nepadarykim jos pigios. Kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ar kantrumo turtus. Aš supranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti. Jo gerumas skatina tave atgailauti. Nenupiginkim jo gerumo, nenupiginkim jo malonės. Nes tik per jo gerumą mes ateinam į atgailą. Šiandien tu Dievo paskatintas esi šioje vietoje. Tu esi Dievo paskatintas ir tu esi šioje vietoje, kad išgirstum žodį ir kad tavyje įvyktų pokytis, jeigu tu to nori. Jeigu tu nuoširdžiai priimsi šitą žodį. Šiandien po pasaulyje yra pasklydę daug apgavikų, kurie nupigina Dievo malonę ir apgauna tą, kuris ateina į bažnyčią, kad tik jis toj bažnyčioje stovi ir išliktų, kad tik jis tenais pasiliktų. Pasakos, pudruos,
smegenis, kabins ant ausų makaronus, kad tik tu ten būtum, kad tik tu ten pasiliktum, kad tik tu aukotum, kad tik tu tuštintum savo piniginę, kad tik viskas būtų gerai, kad tik jis įsilaikytų, kad tik jis išlaikytų pastatą didžiulį, kad tik tais pasisektų jo tarnystę kažkur Afrikoje ir taip toliau. Ir yra tokių žmonių šiandien, kurie gauna, pas kurios tu eini į bažnyčią, tu nesuvoki, ar čia Dievo žodis, ar čia kažkoks žmogus, kuris turi tiesiog tokį gerą oratoriką sklindančią iš jo ir jis kažkaip sugeba tave įtakoti ir paveikti. Nuo 1800 metų iki 2010 metų žodis atgaila stipriai krito. Buvo tokia skalė didžiulė, 1800 metų ir jau 2000-aisiais jau ten eina į apačią, nes niekas nebevartoja šito žodžio. Nes niekam jinai nepatinka. Atgaila yra žiauriai nepatogu. Nes pažiūrėk, tu darai viską kaip norėjai ir tau ateina paštaris ir sako, kad tu neturi taip daryti. Ir viskas tavyje sukyla ir tu sakai, eik tu savo nuo manęs, Jonai, krikštytoju. Nenoriu aš atgailauti, nes nepatogu ir iš viso eikti su savo bažnyčia. Šiandien yra tokių žmonių, kurie nepasako šito. Eina į bažnyčią ir galvoja šitai, bet jie nepasako šito. Gal šiandien bus geriau biškai, gal šiandien bus piliulių pacukruotų. Nėra, taip nėra. Reiktų su tokia bažnyčia. Atgaila yra žiauriai nepatogu, atgaila reikalauja veiksmo. Ne tik savigaila, kad man gaila, kad aš nepatinku pastoriui. Čia ne atgaila, čia melas. Pigi malonė, Dietrichas Bonhoefferis, žiūrėkit kaip rašo, pigi malonė, tai atleidimas, skelbimas, nereikalaujant atgailos. Tai krikštas be bažnytinės disciplinos, komunija be nuodėmių išpažinimo. Šiandien mes turėsim viešpaties pietus, dar kitaip vadinamą eucharistiškai komuniją. Ir šiandien mes viens kitam išpažinsim nuodėmes prieš komuniją, kad nebūtų pigi malonė. Išteisinimas be asmeninio išpažinimo. Pigi malonė, tai malonė be mokinystės, malonė be kryžiaus, malonė be Jėzaus Kristaus gyvo ir įsikūnijusio mumyse. Va tokia yra pigi malonė. Mes jos nenorim, mes nenorim tos pigios malonės, nes jinai smirda. Nes jinai apgauna, nes tu jauties gerai, bet nėra jėgos, nėra pasikeitimo. Absoliučiai. Tada jau pradedi nebesuvokti, ko tu iš viso eini į bažnyčią. Dėl pigios malonės. Taigi šiame tekste iš Luko Evangelijos mes matom apie tikrą atgailą ir apie netikrą atgailą. Netikra atgaila. Ateinančioms pasikrikštytis minioms Jonas sakė, angių išpiros, kas perspėjo jūs bėgti nuo besiartinančios rūstybės, duokite vaisių vertų atgailos. Ir nebandykite ramintis, mūsų tėvas Abraomas, aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Jis kalba čia apie netikrą atgailą. Pamenat, buvo turtuolis ir buvo vargšas vardu Lozorius. Turtuolis patenka į pragarą, o vargšas patenka pas ką? Prie Abraomo. Prie Abraomo kojų įsitaiso. Turtuolis šaukia iš apačios, tėve, kas? Tėve Abraomai. Bet jo tėvas Abraomas, ką jis veikia pragare? Dėl to, kad to neužtenka. Neužtenka, kad mes esam lietuviai ir Lietuva yra Marijos žemė ir mes esam katalikai visi. Nes esam visi pakrikštyti. Kažkaip kaip buvom dar mažiukai. Kai dar iš viso nieko nesuvokėm, kas buvo aplinkui. To neužtenka. Tai yra savo teisumas. Tai reiškia, aš turiu pakankamai, kad patik Dievui. Tėve Abraomai. Pasakyk, kad tas vargšas Lozorius pamirkytų savo pirštą ir kad jis perduotų tą pirštą ten per tą didžiulę prarąją, kad galėtų suvilgyti mano lūpas, nes man žiauriai karšta ir man baisu tenai. Tėve Abraomai. To neužtenka. Kai trumpam pasikeičia išorė, vidus lieka toks pat. Tokia yra netikra malonė. Netikra atgaila, atsiprašau. Hebrajiškas žodis tešuvah reiškia atgailą, tačiau tiksliau tai reiškia nusisukti ir grįžti pas Dievą. Nusisukti
ir grįžti pas Dievą, kad nusisukti ir grįžti pas Dievą turi vykti dar kitas momentas, turi pasikeisti tavo mąstyseną apie ką? Apie patį Kristų. Kad jisai tampa viešpačiu. Tu pradedi suvokti, kad jisai tampa viešpačiu ir tau turi kilti klausimas, ką man daryti. Tada Kristus sako, tešuvah, atsigręžk į mane, sek paskui mane. Nusisuk nuo to, ką tu ten anksčiau darėjai, ką tu mąstai apie gyvenimą, koks gyvenimas turi būti. Sukis į mane, skaityk Dievo žodį, skaityk Bibliją, gyvenk pagal jį, sek paskui mane. Netolėk nuo manęs, nes aš šiandien tokio prieškimo gavau. Įsivaizduojat, Kristus eina pro Alfėjo sūnų Levį, paskiau pavadintą Matu, jis buvo muitininkas, eina pro ir sako, sek paskui mane. Ir tas greitai čia viską numetė ir seka paskui jį. Tai Kristus nestovėjo, sek paskui mane. Sek paskui mane, sakiau. Neseka, sėdi, laukia. Kristus jau eina, seksi ar neseksi? Ir vis tiek, sėdi ir laukia. Kai nori sekti, Kristų turi būti įkandin, eik įkandin, visą laiką eik paskui jų, kur jis eina, ten ir tu eini, kur jis sako eiti savo žodį, ten ir tu turi eiti, ką jis sako sakyti, tu ir turi sakyti, nes jeigu tu esi toli pasitraukęs, tu negirdi, ką jis sako. Kristus nešūkavo ten, kaip Jonas Krikštytojas, angių išpiras. Turi būti šalia jo. Kad būti šalia jo, turi būti nusisukęs nuo to, kas buvo tenais prieš tai, ką tu darai prieš tai. Ta tokia atgaila momentinė būna. Toks momentinis suvokimas, kad ateina Dievo rūstybė. Ir žinot, kodėl jis sako angių išpiras? Žinot, kodėl jis sako angių išpiras? Kas jis sako, ko jis čia atėjo? Angių išpiras. Dėl to, kad jie nesikeičia. Jie yra kaip tos gyvatės. Suprantat, kai tais laikais ūkininkas savo lauke degindavo didžiulius tenais šakas ten, žodžiu, sausas, visas tas šiukšlės degindavo, angis ką darydavo? Bėgdavo iš karto. Kad tik nesudėk, slėpdavos greitai, pajusdavo pavojų ir bėgdavo. Ar tai jas keičia? Angis, kad ir pabėgusios nuo ugnies, išlieka angim. Jos vis tiek šnypščia ir jos vis tiek kanda. Ir nėra pasikeitimų. O, kokia yra netikra atgaila. Aš pabėgu greitai nuo to pavojus. Pastorius paragino atgailauti, aš atgailauju, kad tik greitai susitikti, išeinu pirmadienį, kaip noriu, taip gyvenu, šnypšiu ir kandžiuos visiems. Tokia yra netikra atgaila, momentinė. Aš tik tais noriu greitų laikų, čia per visus susitaikyti su Dievu ir viskas bus gerai. Ne, tai yra netikra atgaila. Tu nepasikeiti. Tavo natūra tokia pati, tu vis tiek tebesi angis. Tau reikia Dievo. Tau reikia, kad Dievas tave keistų. Ir kad tas pokytis būtų ne išoriai, bet pradėtų nuo vidaus keistis. Kad tu pradėtum būti regeneruojamas, kad tas vidinis pokytis pasidarytų pas tavęs. Prasidėtų pradžia, užsimegstų pradžia, kad tu paskiau pradėtum augti, keistis iš vidaus, draugai sako, kažkas čia ne taip su juo. Ir ne tik dėl to, kad tu eini į bažnyčią, kad tu eini į kitus susirinkimus, kažkas ne taip su tavimi. Bet tu ne taip šneki. Tu nebesikeiki. Tu nebeapkalbinėjai žmonių. Kažkas pasidaro tavo kalboje. Kodėl tai yra teisingas tikėjimo pamatas? Nes mes šiandien girdim šitą žodį ir mes stebim savo širdį ir mes jau nervuojamės. Nors jūs ir žiūrite mane ramiais veidais ir kas nuo karto įsišiepėt, aš žinau, kad jūs dabar tyrėt savo širdis. Mes ištirtumėm savį ir pamatytumėm, ar mes iš tikrųjų atgailavom. Ar mes iš tikrųjų atgailavom, ar mes iš tikrųjų randam pokytį, ar mes randam vaisių atgailos. Nes jeigu atgailos vaisius nėra, tai nėra atgaila ir tu vis dar tebesi ta gyvatė. Kuri galbūt galėtų būti liūtas, kuri galbūt galėtų būti nuostabus kūrinys. O tik reikia nusigręžti ir prašyti Dievo širdies. Gal kartais mes įsigandę bėgam krikštytis, nes kaimynas krikštys. Sakė, kad krikštytus reikia. Ir tada mes bėgam greitai krikštytis ir mes nesuvokiam, kas yra krikštas. Mes nepasimokėm, mes ne iš tikėjimo einam krikštytis, bet dėl to, kad kažkas kitas krikštys. Galbūt mes keliam ranką bažnyčiai dėl to, kad kitas kelia bažnyčią ranką. Gal mes bėgam į priekį, kai pastorius kviečia ateiti į priekį dėl to, kad visi bėga.
Tai nėra atgaila, tai nėra šaukimas į atgailą, tai nėra kvietimas į atgailą. Ištirkim savo širdis. Ar Dievas tikrai šiandien mus šaukia atgailai, netgi ne dėl mano žodžio. Kas aš toks? Toks patindas kaip jūs. Bet jeigu jūs tikrai kažkas ragint šiandien, būtinai išpažinkit tai, ką jūs turite išpažinti, tai, ką iškelia jumyse Dievo dvasia. Tu neatsistoji prieš savo sugedusią širdį, tu nepasidavai. Tu nesušukai iš sielos gelmių, kad tau reikia naujos širdies, naują širdį Dieve. Ezavas Jokūbo brolis, jisai graudžiai prapirko, kad suprato, kad pardavė savo pirmagimę teisę. Verkia, maldavo, sako, tu prašau Jokūbai, maldavo, tas ne Jokūbai, Izaokai, maldavo, palaimink mane, jau visai palaimino Jokūbai. Judas irgi jisai graudžiai prapirko, kad išdavė Kristų Dievo sūnų dėl kelių sidabrinių. Ar tai buvo atgaila? Ne, jis po to pasikorė. Tai buvo savigaila. Ir tai šiandien dažnas supranta atgailą kaip kaip man savęs gaila, kad aš nepatinku Dievui. Kaip man savęs gaila, koks aš vargšas. O turėtų būti, ne, padėk man Dieve, nes aš nieko pats negaliu padaryti. Dar yra ir tokie žmonės, kurie sutinka, kad atgaila būtina, bet ne jiems. Kaip tie farizėjai, čia tiengių išperos, Alfėjus ir jo sūnus. Čia prostitutės, jie turėtų atgalauti, aš tai švarus, žiūrėk, kaip apsirengęs. Religinis elitas tų laikų, visi sustojo, raštų žinovai sadukėjai, atsistojo, galva, čia mums dabar pasakys, kokie jūs kieti. Ir sako, angi išperos. Sako. Ir šiandien bažnyčiai sėdi tokie žmonės, tam reikia atgailauti, aš tai jau atgailavau. Šitam reikia atgailauti, nes jis neina į bažnyčią šimikis. Čia tai reikia atgailauti, čia tam reikia atgailauti, čia tas rūko, vis neatgailauja, dėl to ir rūko, kad neatgailauja. Būna tokių žmonių bažnyčiai, kuriems nereikia atgailos, nes kitam reikia atgailos, jis jau atgailavo. Tai šuvach yra tas esamasis laikas, kuris niekada nebūna būtasis, ar nebūna būsimasis. Yra vienas laikas, kuris yra dabar. Ir jeigu šiandien reikia tau atgailauti, šiandien tu turi atgailauti, šitas žodis tinka šiandien ir dabar šitai sekundai, ir šitai sekundai, ir šitai sekundai, nes atgaila yra nuolatinė. Tu nuolatos turi atgailauti, tu nuolatos keities. Šiandien mes galim sakyti, Smith Wigglesworth, wow, koks tikėjimas, koks šventas gyvenime, neleidžia, kad net laikraštį įsineštų į namus. Tik Biblija gali būti namuose. Koks šventumas, koks pasišventimas dėl Dievo. Atsiprašau, tai neįvyko šitaip. Katrin Kuhlman, wow, kokia moteris, dievota moteris, kokia jinai šventa, pažiūrėk, kaip Dievas veikia per ją. Ne šitaip. Nes atgaila yra nuolatinė, tu keities iš vieno laipsnio šlovės į kitą laipsnio šlovės. Iš vieno tikėjimo į kitą tikėjimą, iš vienos atgailos į tą pačią atgailą ir toliau eini, kol kažkas sako, wow, pažiūrėk, kaip pasikeitė po 40 metų. Ne rytoj. Nedaužyk savo širdies ir nesakyk, aš niekaip negaliu pasikeisti, nes niekas nepasikeitė per kelias minutės, per vieną atgailą, per vieną ašarą, per vieną nuodėmę išpažinimą. Tai nuolatos tęsis. Nežiūrėkime į puritonus, kurie jau atrodo šventi, jie ėjo per tą patį, ką ir mes. Ir ėjo iš atgailos į atgailą, ir vėl iš atgailos, ir vėl į atgailą, ir vėl trynė kelius, sulenkia prieš Dievą, ir vėl ašaroja tiek, kad net kilimo šlapą. Nuolatos atgailavo. Religinis elitas, man nereikia atgailauti. Vienas tikintysis yra sakęs, aš laikaus visų 10 Dievo įsakymų. Ir didžiuojas tom, nesulaužiu ne vieno Dievo įsakymų. Nedarau nuodėmių, esu visiškai šventas. Pirmasis Jono laiškas sako šitaip, 1:10. Jei sakome, kad esame nenusidėję, darome
ką melagiu? Dievo darome melagiu ir nėra mumise jo žodžio. Pradžios knygoje 6 skyrius 5 eilutė sako, viešpats, matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelis ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Pradžios knyga 8.21, žmogaus širdis palinkusi į piktą nuo pat jaunystės. Psalmių knyga 14.2.3, viešpats pažiūrėjo žmonės ir iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo, nėra darančio gero, nėra nė vieno. Psalmių knyga 51, Dovydas sako, štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Izaijo pranašystė 64.6 sako, mes visi esame kaip nešvarus, mūsų teisumas kaip purvini skarmalai, mes visi vystame kaip lapai, mūsų piktadarystės blaško mus kaip vėjas. Ne vienas nesišūkė tavo vardo, Tėve, nepakyla, kad įsigiptų į tave. Tu paslėpiai savo veidą nuo mūsų, palikai mus dėl mūsų nusikaltimų. Tu esi beviltiškoje situacijoje, jeigu tu neatgailauji. Tu esi beviltiškoje situacijoje, jeigu tu nesi su Dievu. Tu esi beviltiškoje situacijoje, jeigu Kristus tavęs nepalė ir tu nenori, kad Kristus tave palytų, tu jauties laimingas, bet iš tiesų tu esi miręs. Dvasiškas numirėlis. Kad ir kūnų tu gyvas, kad ir žmonės stebi tave ir sako, vau, kaip aš tau pavydžiu. Darbo, vau, kaip aš pavydžiu. Tavo karjeros ir taip toliau. Tavo įsilavinimo, bet tu esi vaikščiantis dvasinis numirėlis, nes tu nesi palytas Kristus. Angių išpėda. Kažkur girdėjau posakį, kad jeigu už nuodėmę atlygis ištiktų čia ir dabar, nuodėmė nebebūtų tokia patraukli. Tiesa. Jeigu už nuodėmę mes gautumėm tuoj pat atlygį, nuodėmė nebebūtų tokia patraukli. Tai yra geroji naujiena. Geroji naujiena. Šiandien negali būti tik bloga naujiena. Nes jeigu šiandien tik bloga naujiena, tada aš būčiau melagis. Tada galėtume šaukti, sakyti, kad aš esu, tu čia melag, nemeluok. Yra išeitis ir tu sakai, kad yra išeitis ir išeitis yra. Izaijo pranašystė 55 skyrius 6-13 eilutė sako, man tai čia yra gera naujiena. Ir jis sako, ieškokite viešpaties, kol galima jį rasti. Šaukitės jo, kol jis arti. Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis savo mintis. Tai grįžta jis pas viešpatį mūsų Dievą ir jis pasigailės jo, nes yra gailestingas. Nes mano mintis yra ne jūsų mintis ir mano keliai, ne jūsų keliai, sako viešpats. Nes kiek dangus yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintis už jūsų mintis. Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklą sėjėjui bei duonos valgytojui, taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįž tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas. Jūs išeisite linksmi ir ramybė lydės jūs, kalnai ir kalvos džiūgaus, jūsų akivaizdoje ir laukų medžiai plos rankomis, erškėčių vietoje augs kiparisai ir rusnių vietoje mirtos. Tai bus atminimas, amžinas ženklas viešpaties garbei. Tai yra geroji naujiena. Ten, kur dabar tavo plokštumoje auga usnis, augs kiparisai. Jeigu tu šauksis viešpaties, kai dar įmanoma jo šauktis, kai jie ieškosi viešpaties, kol dar jis yra arti. Tavo širdį vietoj jūs gyvenime augs gražus kiparisai, galingi medžiai. Jeigu nusisuksi nuo savo kelio, nesielgsi taip, kaip patarė tau bedieviai, nestosi į jų gretas, nesėdėsi su apjuokeliais, tu būsi kaip medis pasodintas prie upelio, tu mėgausis Dievo žodžiu, dieną ir naktį, gerėsis jo įstatymu. Visada yra bet, visada yra bet. Nėra geros naujienos be išlygų, taip pat nėra ir blogos naujienos be išlygų su Dievu. Ir šį kartą yra atvirkščiai. Pradėjome nuo to, kad mes esame beviltiški. Baigiu tom, kad yra galimybė įsigelbėti, yra galimybė pasikeisti.
Yra galimybė nebūti tokių, kokie mes esame. Dievo žodis skamba šiandien. Šiandien yra tavo susitaikinimo diena su Dievu. Dabar šiuo metu Dievas įsako visiems atgailauti ir tikėti. Dabar, šiandien, dabar Jisai įsako kiekvienam iš mūsų atgailauti ir tikėti. Nusisuk nuo savo kelių ir atsigręžti į jo. Paimk į rankas jo žodį, mokykis iš tikrųjų gyventi. Šiandien yra išgelbėjimo diena. Šiandien tu gausi nuodėmių atleidimą, kad pabėgtum nuo jo rūstybės ir bėgtum į jo atleidimą. Kad ta nuodėmė, kuris suleidos šaknis į tave, būtų iškirsta su kirviu. Kad tu stotum prieš jį teisus. Kad tu sektum Kristų. Atgaila tik iššauki. Aš pasiduodu. Aš nebegaliu. Aš nemoku pats. Aš negaliu. Kai klaupies ant kelių ir maldauji, Dieve, paim mane, nes aš esu beviltiškai padėty. Aš bandžiau ir man neišeina. Aš ir dėl bandžiau ir man dėl neišeina. Aš einu į bažnyčią ir niekas nesikeičia. Dėl to, kad nepasiduodam. Kai mes Kristus laukia šito, kad mes pasiduotumėm ir glaustumėmės prie jo kryžiaus ir to užtenka. Tau reikia pasiduoti, tada tu atveri Dievui kelią, kad jis pradėtų tavyje daryti darbą, kad pradėtų savo žodžiu keisti tavo širdį, kad kaip Ezekėlio pranašystė jis gali tada pakeisti tavo akmeninę širdį ir įdėti kūno širdį. Tada jis gali tave įdėti dvasią, savo dvasią, kad tu vykdytum jo nuosprendžius, kad vykdytum jo įsakymus ir eitum jo keliu. Tau reikia pasiduoti. Mums reikia pasiduoti. Angi išpiras, ir eini iš bažnyčios supykęs. Pasiduok. Priimk. Priimk tai. Bet Dievu mes visi esam tik angių išpiras. Su Dievu mes esam kažkas. Nieko savo rankose nebelaikau. Tik prie tavo kryžiaus aš glaudžiuosi. Tikra atgaila, kai Dievo žodžio paskatintas, tu ateini išpažinti nuodėmės ir daugiau nebesielgi pagal tą nuodėmę. Visi žinome sūnaus Palaidūno istoriją. Kur jaunesnis sūnus sako, tėve, duok man palikimo dalį ir išeina į pagonių kraštą ir ten išvaisto visą tą kraštą. Išvaisto visą tą savo palikimo dalį tarp pagonių. Ten ateina suspaudimo metas ir jisai nebežino, kur dingti, sako, aš tarnausiu pas tos pagonis tarp kiaulių. Ir jis ten taip norėjo valgyti, kad nors ir kiaulių ėdalo, bet net to jam neduodavo, tada jis pamasto ir prisimena, su Dievu buvo kur kas geriau, pas tėvą buvo kur kas geriau, pas jį kur kas buvo geriau. Eisiu, atsiprašysiu jo namų ir paprašysiu, kad leistų man ten tarnauti. Jei skaitytume šią istoriją užsidėję pirmojo amžiaus izraelitų akinius, mes tikrai sakytume, kad gėdinga vyrui bėgti, nes tais laikais vyrui buvo gėdinga bėgti. Ir mes skaitom, kaip tėvas dar iš tolo pamatęs sūnų, bėga pas jį ir apkabina sūnų. Žydai turėjo galvoti, tėvas bėga tėvas? Jie buvo apsirengę tokiam tunikom. Ir kodėl sakau gėda? Dėl to, kad jeigu bėgti, tada turi tą tuniką pasikelti, tada matos tavo kojos, tais laikais buvo gėdinga vyrui rodyti savo nuogas kojas. Tai kodėl tėvas bėgo pas sūnų šitoje istorijoje? O nelaukia, kol sūnus pats ateis. Galėjo taip, kad nereikėtų gėdos iškęsti. Todėl, kad tų laikų izraelitų kultūroje, jei sūnus prašvilpė savo tėvo turtą tarp pagonių, kas nutiko būtent šitam sūnui, jie atlikdavo tokį ritualą. Kai tas sūnus įeidavo į kaimą, jie pasimdavo didžiulį molinį indą ir sudaužydavo prieš jį ir sakydavo, tu esi išrašytas, tu esi atskirtas nuo mūsų kultūros, nes tarp pagonių išvaistai savo turtą, savo tėvo turtą. Ir jisai tampa atskirtas nuo tos bendruomenės. Visa bendruomenė tai žinodavo.
Todėl matydamas savo sūnų, tėvas iš meilės bėgo pas jį, pats užsitraukdamas savo gėdą, tačiau išgelbėdamas sūnų, dar prieš miniai pasmerkiant jį. Žinoma, žmonės pamatę tokį vaizdą atsisako to ritualo. Dievas, mūsų tėvas, žinodamas, kad nei vienas iš mūsų neišstovės prieš jį. Nes nei vienas savo teisumu prieš jį neišstovės. Net jeigu ir tavo tėvas Abraomas. Jisai pats tampa žmogum. Ateina. Ištveria nepaprastą gėdą. Nepaprastą pažeminimą. Kad galėtų mus parsivesti namo. Kad uždėtų mūsų naują rūbą, kuris simbolizuoja savigarbą, tikrą savigarbą. Tu nebeangis, tu esi mano kūrinys, tu esi mano sukurtas žmogus. Aš tave sukūriau šlovingą, aš tave sukūriau baimę kelti ir tada užmauna žiedą, parodydamas, kad tu esi mano sūnus. Aš tave įsūniu, tu esi mano dukra, tu esi mano sūnus. Aš ištversiu gėdą, bet kad tik tave namo parsivesti. Šiandien atėjo žmonės, kurie galbūt dar turi kietą širdį. Šiandien galbūt atėjo žmonės, kurie laiko savyje paslaptį. Šiandien galbūt atėjo žmogus, kuris turi neatleidimą. Šiandien galbūt yra žmogus, kuris turi priklausomybę. Šiandien galbūt yra žmogus, kuris vis neišlipa iš keiksmažodžių. Atrodo paprastas dalykas, bet parašyta mylėja, parašyta visos nuodėmės veda į mirtį. Visos nuodėmės veda į mirtį. Aš noriu, kad šitas žodis man kristų į širdį ir mes atgailautume. Šiandien tu sėdi čia ir aš žinau, kad prieš tavo akis iškilo nuodėmė, už kurią tu dar neatgailavai. Jeigu tu vakar už kažkokią nuodėmę atgailavai, šiandien tau už tai atgailauti nebereikia. Tu esi visiškai išlaisvintas. Atleisk savo, Dievas tau jau atleido. Jo gailestingumas amžinas, jis nesikeičia. Jeigu tu atgailavai už kažką, jis tau atleido. Būk ramus. Jeigu užvakar atgailavai už kažką, jis tau atleido. Net jeigu prieš metus tu atgailavai už kažką, jis tau jau atleido. Šiandien tau už tai yra atleista. Bet jeigu dabar, kai aš pasakiau šitos žodžius, kai tu išgirdai šitą žodį, tau dar iškilo kažkokia nuodėmė, už kurią tu neatgailavai, už ją reikia atgailauti. Nes šiandien yra gilus momentas, apsivalymo metas, kai bažnyčia gali ir vėl, tokie kaip vos nemastinis apsivalymas gali gyvybės srauni upė pratekėti pro kiekvieną iš mūsų širdį, apvalyti visiškai pilnai iki sekančios atgailos. Nes sekanti atgaila laukia. Tu esi Dievo sūnus, tu esi Dievo dukra. Jis jau tave taip stipriai pamilęs. Jis jau taip stipriai tavęs nori. Sako, Dievas toks geras. Jeigu tu ateini ir išpažįsti jam nuodėmę, jis yra ištikimas tau ją atleisti. Jis yra ištikimas tau ją atleisti. Dievas tau atleis. Šiandien Dievas tau atleis. Tu išeisi su visiškai tyra sąžinė, visiškai tyra širdim. Nes Dievas tau atleis. Ne žmogus tau turi atleisti čia. Nebent tu turi kažkokį skundą prie žmogų. Tada taip, paprašyk to žmogaus atleidimo. Jeigu tai yra tarp tavęs ir Dievo, Dievas tau atleis. Mes turėsim tokį momentą, keletos minučių. Pamokslas baigėsi. Kada mes galėsim paprašyti dar kartelį, paskutinį kartą paprašyti Dievo, jis mums iškeltų tai, ką jis turi mums iškelti. Tai, kas mus varžo. Tai, kas mus dar vis varžo.
nėra pilno dvasinio išlaisvinimo. Tie, kas esate jį patyrę, tai žino, apie ką aš kalbu, tas tikrai žinote. Tai, kas nežino apie tai, ką aš kalbu, pabandyk, tu išgyvensi nepaprastą laisvę. Biblijoje taip pat yra parašyta, išpažinkit vienas kitam nuodėmes. Kartais neužtenka priklaupti prieš Dievą ir sakyti, atleisk man Dievą, atrodo reikia kažko, ką aš matyčiau, vienas prieš kitą. Žmonės susėda ir išpažįsta savo nuodėmes vienas kitam. Ir jie nemoralizuoja. Jie nesako, sakiau, kad taip nereikia daryti. Daugiau taip nedaryk. Be jokių pamokymų, be jokių moralizavimų, be nieko. Brolis ir sesė susėda draugė ir sako, aš nusidėjau. Patiek man Dieve, tas brolis ir sesė uždeda rankas ant to brolio ir sesės. Ir pasimeldžia, prašo Dievo jėgos. Nes Dievas atleidžia iš karto. Tai, kas buvo na kartą, kai mes išpažinom vienas kitam nuodėmes, tai buvo nepaprastas metas. Aš netgi tikiu, kad po to meto vyko tam tikri dvasinių durų atidarimai. Ir aš manau, kad atėjo metas dar kartelį tai pakartoti. Ne dėl kažkokių tai dvasinių durų atidarimų, bet dėl tavo, mano pačio laisvės. Aš nenoriu, kad žmonės galvotų, kad būtina eiti tik pas vyresniuosius, pas tuos, kas labiau patyrė. Bet dėl viso ko aš noriu paprašyti vyresniųjų, kad išeitų į priekį ir kas savo, kad galbūt kažkokį tai tokį jaukumą sukurkim. Tiesiog gal po kampus ar kaip, kad žmonės galėtų jaustis jaukiau. Ir kad tave dvasia paragins pakilti iš savo vietos, nueiti prie vyresniojo galbūt, o galbūt tiesiog prie savo kitos sesės ar brolio ir pasakyti tai, ką tavo Dievas iškėlė. Ir tada pasimelskit už tą žmogų. Nieko nesakykit. Gali pasakyti tau ir atleisti. Drąsiai, nes tam žmogui bus atleisti. Ir pasimelsti už tą žmogų.